Tai vakar turėjom sprinto distanciją, pavyko apginti Lietuvos čempiono titulą. Žinojau, kad esu gerai fiziškai pasiruošęs, bet nemeluosiu, šiokių tokių dvejonių buvo, nes pernai nebuvo Algirdo, vis tiek žmogus daug įrodęs, tai žinojau, kad bus sudėtinga jį įveikti, bet vėlgi mano planas buvo toks pat kaip ir pernai, kuo švariau veikti trasą. Šiek tiek neramina tendencija, kad jau antrus metus iš eilės į pirmą punktą sunkiai surandu startą ant žemėlapio, tai reikia šitą dalyką pataisyti iki pasaulio čempionato, todėl kad tos 7 sekundės pirmam punkte vakar gali kainuoti vietą finale kvalifikacijai, tai reikia kažkaip išspręsti trasos pradžios nesklandumus. O po to, kai jau įsibėgu pajuntu žemėlapį, tada jau nekyla problemų, viskas gerai sekėsi, pamačiau visus variantus. Trasa nebuvo sudėtinga, bet ji buvo dinamiška, buvo įdomi, reikėjo šiek tiek atidumo. Man pavyko daugiau išvengti visos trasos metu klaidų, galbūt buvo šiokių tokių apibėgimų, ne iš tos namo pusės, kur reikėjo, bet šitokie labai minimalūs techniniai nesklandumai. Šiek tiek pasisekė, kad varžovai darė klaidų, man jų pavyko išvengti, todėl ir gavosi toks rezultatas. Man teko bėgti Marijampolėje, nepamenu tikslių metų, kada vyko Lietuvos čempionatas, bet turbūt jau apie 10 metų atgal. Tuomet buvau dar 16 grupės sportininkas, jei neklystu, tą kartą užėmiau 5 vietą, tai miestas, kiek pamenu, labai panašus, tie pastatai visi išlikę. Man patiko, kad buvo kietas geras pagrindas, tai aš ant tokio pagrindo jaučiuosi stipriai. Tai man labai tiko ir patiko trasa mano orientavimosi stiliui. Tai ir miestas gražus, ir renginys gražus. Patiko varžybos, patiko trasa.